Semėjas. Gastrotechnika. Virtuvės įranga profesionalams. Lietuvos vienas gražiausių miestų Druskininkai. Čia žmonės iš visos Lietuvos atvyksta pailsėti, pasisemti geros energijos, atsipalaiduoti. Čia laiko tėkmė kita, čia ramybė ir tyla. Tačiau tyla ir ramybė netrukus nutrauks pragaro griaustinis. Šiame limuzine sėdintys atvyksta į prabangų viešbutį Druskininkuose, ne ilsėtis, o sunkiai ir net alinančiai dirbti. Šešiolika realybės šou Pragaro virtuvės savanorių netrukus įžengs į tikrą pragarą. Jie net neįsivaizduoja, kas jų laukia. Jie bus tiesioginė to žodžio prasme uždaryti. Juos kiaurą parą stebės filmavimo kameros. Jie kartu gyvens ir dirbs Pragaro virtuvėje. Jie taps visiškai iki plaukų galiukų pavaldus Pragaro virtuvės šefui, kurio tikslas restoraną paversti tiesiog idealiausiu Lietuvoje. Netrukus prasidės įspūdingas, prieštaringas, didžiausias emocijas sukeliantis realybės šou, kokio Lietuvoje dar nėra buvę. Pirmas realybės šou dalyvius ruošiasi pasitikti griežtas ir reiklus Pragaro virtuvės valdytojas. Sveiki atvykę į Pragaro virtuvę. Aš esu Elmaras, viešbučio Europa Royal Druskininkai Pragaro virtuvės valdytojas. Nusiteikus kovot. Nebūsiu ta, kuri tokia tylės, jeigu ant jos rieks. Kovosiu už save, nes nemėgstu, kai mane stumdo, įpratus pastovėti. Nuo šios minutės jūsų laukia didžiausias gyvenimo išbandymas, kurį iškęs tikrai ne visi. Ta jums pažadu. Ar jūs galite pakelti karštį? Prieš tai, kai įžengsite į Pragaro virtuvę ir susipažinsite su Pragaro virtuvės šefu, jums privalu žinoti pagrindinės Pragaro virtuvės taisyklės. Pirmoji taisyklė. Prieš pradedant gaminti valgį, privalu įjungti viryklę. Auksinės Pragaro virtuvės taisyklės, kurias virėjams būtina atsiminti. Tačiau jie dar į jas nelabai kreipia dėmesio. Jie dar šypsosi, jie dar galvoja, jog čia galbūt eilinis televizinis šou, kuriame daug melo, apgaulės ir perdėtai išpūstų dalykų. Tačiau, kaip netolima ateitis parodys, jie suklydo. Jie pažeidinės taisyklės ir už tai žiauriai kentės. Andželika, ar vanduo turi va tai va burbuliuoti? Tai kodėl jisai burbuliuoja? Antroji taisyklė. Ašaros ir verksmai virtuvėje nepateisinami. Tikrai neverksiu. Rankas iškeliu, dantį išmužduoju, kad neverksiu. Šoninė, kas čia per krasą? Nesikeikiam. Visi gabalai iki vieno turi būti idealūs, ar aišku? Tai psicha. Kiauras žmogus šis. Trečioji taisyklė. Virtuvės šefui jūs sakote tik taip šefė, ne šefė. Bet koks ginčas jums vis tiek nepadės. Kokia velnio tu verti kartą ant jos? O tai ko tu sakai, gal čia tavo višta? Čia ne jos višta, čia tavo višta yra. Užsikrušk! Aš tokio blogo čia visiems. Ką aš padariau visiems? Ketvirtoji taisyklė. Jūs privalote reaguoti į šefo pastabas. Jeigu jas pamiršite, nekreipsite jas dėmesio, jūsų lauks skaudžiausia šefo bausmė. Visą tai man visiškai nereikia. Paimk ir pašluok
Aukšta šitas grindis. Varai ir šluoji. Būkite stiprūs, neišsigaskite ir nenuleiskite rankų, kas be nutiktų. Tuomet jūs būsite verti laimėjimo. O dabar pasiruoškite. Pragaro virtuvės vartai atsidaro. Dėmesio žiūrovai, pristatome jums Liutaurą Čepracką, Pragaro virtuvės šefą. Liutauras Meksikoje aukso medaliu baigęs garsiausią visame pasaulyje virėjų mokyklą Le Cordon Bleu. Liutauras dirbęs aukščiausios klasės 3 ir 1 Michelin žvaigždučių restoranuose užsienyje. Lietuvoje jis ruošia specialias vakarienes garsiausiems ir turtingiausiems, taip vadinamam elitui. Liutauras nekenčia tinginių, lėtų ir nemąstančių virtuvėje. Nuo patiekalo paruošimo iki pateikimo, nuo skonio iki vaizdo, Liutauras siekia tobulybės. Jei tobulybės nėra, kantrybė trūksta akimirksniu. Liutauras supranta, kaip pasirodys realybės šou dalyviai, nuo to priklausys jo kaip šefo reputacija. Todėl žodžiai "palaukit nespėjau" arba "atsiprašau nesigavo" Pragaro virtuvėje sukels didžiausią šefo įniršį. Ar jūs pasiruošę? Tai ko čia stovite atsistoję? Ko vėpsat? Lyg viešbučių gražių nematę. Jis ne jums. Dabar greitai visi į virtuvę ir man pagaminat po savo firminį patiekalą. Ir tam jūs turit 1 valandą. Greitai, greitai, ko čia stovit? Varom! Aš galiu laimėti šitą šou. Aš baimės tokios kaip ir nejaučiu. Aš galvoju, iki kiek aš galėsiu, ta prasme, sakykime, paklust viskam ir aš galvoju, kas bus. Kam lentelių reikia? Iš tikrųjų labai išsigandau, kaip pasakė, einam į virtuvę greitai bėgom. Tai kažkaip susimėčiau iš tikrųjų. Pasimečiau. Tai iš vis tokia su tais ilgais, su batais. Smalsu, jinai ir su uniforma vaikščias tais aukštatais. Išsigandau, kad su batais tokiais aukštais nedirba. Pragaro virtuvėje šiandien 16 virėjų, o jau laidos pabaigoje šefo Liutauro sprendimu jų liks jau 15. Jie visi dievina maisto ruošimą. Vieni iš jų tikri virtuvės profesionalai, kiti iš jų mėgėjai, tie, kurie neužsidirba duonai dirbdami virtuvėje. Šiaip čia svyla podo rankenos pagal kvapą. 25 metų Vaida, darbo stažas virtuvėje 5 metai. Ir tai, kas paliko didžiausią įspūdį šefui Liutaurui per atranką į Pragaro virtuvę. Ji tiesioginė to žodžio prasme paaukojo darbą vardan dalyvavimo atrankoje. Pabrėšime, ne vardan dalyvavimo pačiame šou, o tik dėl to, kad galėtų atvykti į atranką. Tokio stipraus charakterio su Žiguliu nerasi. O šiaip esu labai ugninga moteris, tai rezultatas reziumė buvo toks. Aš nedirbu, esu bedarbė, bet dalyvauju Pragaro virtuvėje. Dėmesio visi, jums liko 45 minutės. Ir atminkit, kad jūsų... Taip, šefe. Alio! Dėmesio visi ir dar kartelį pakartosiu ir daugiau nekartosiu. Kai aš kalbu, jūs visi klausote. Jums liko 45 minutės ir atminkit, kad šitie jūsų firminiai patiekalai spindi jūsų asmenybę kaip šefo asmenybę. Aš iš jo suprasiu, kas jūs tokie esat virtuvėje. Todėl malonėkit. Padaryk jos bent jau valgom. Čia gavosi labai aštrų peilį. Bandžiau išpakuoti ir kadangi irgi skubėjau kaip ir visi ir taip žiūriu, pervariau ir iš karto. 18-metė Rūta, maisto ruošimo mėgėja. Ji modelis dirbusi pusę metų Kinijoje, kur susižavėjo rytietišką virtuvę. Rūtai nebaisu stoti į kovą Pragaro virtuvėje prieš tikrus virtuvės profesionalus. Buvo protinga mintis išsivirt makaronus. Nes realiai suprantu, kad
Aš vis valgysiu atšalusius, lipusius. Ir aš įbėgau ir pradėjau viską labai greitai daryti ir galvoju, o Dieve, aš nieko nespėsiu. Man tas laikas atrodo bėga ten labai greitai ir aš jau buvau iš tikrųjų bebaiginti savo patiekalą. Kaip pasakė, kada liko 40 minučių. Ir aš taip, ne, jisai atšalus, ne, ten viskas bus negerai, nes aš realiai turėčiau savo patiekalą, pabaigus tiesiai, patiekti. Ji ne tik graži, bet ir stipri savo vidumi. Tai pragaro virtuvės neandrė, kurios taip lengvai nepalenksi. Ji gyvenime mačiusi ir šilto, ir šalto, todėl jai pragaro ugnis netokios baisios. Tačiau jau netrukus Rūtai teks pirmasis išbandymas. Ir kad ir kokia stipri ji bebūtų, ašaras sulaikyti bus tikrai nelengva. Dėmesio visi, jums liko 30 minučių. Artūras siekia tapti geriausiu virtuvės šefu Lietuvoje. Jam tik 21, o jis jau vadovauja vieno restorano virtuviai. Jo energija trykšta per kraštus. Jau dabar galima stebėti, kokiu greičiu jis skrieja per virtuvę. Tačiau jo nevaldoma energija ir jaunatviškas maksimalizmas šiandien skaudžiai atsirūks. Tai šitas veikėjas, kuris labai tvarkingai išsikepė lašišą. Dabar aš nežinau, ką jis daro, lašiša nenuskusta. Rimtas, santūrus žmogus atrodo. Negrėsmingai kol kas atrodo. Kaip bus, matysim. Dėmesio visi, liko 20 minučių. 32 Robertas, dar vienas mėgėjas pragaro virtuvėje. Robertas gyvenime kirpėjas stilistas. Kodėlgi nepamėginus, taip jis sakė prieš ateidamas į realybės šou. Taip jis pamėgino, tačiau jau pirmas mėginimas šiandien atsirūks. O kurį dangį dėti? Kurios matai? O jie tinka visi? Žinoma. Pragaro virtuvėje šiaip sau mėginti negalima. Čia arba lieji prakaitą dėl būsimo rezultato, gali perdėti ją palė lėkštę. Arba nuleidęs galvą pasitraukė. Robertas labai daug šneka, ką reikia ir ko nereikia. Atvirai tai dar šiai dienai niekas, bet gali būti, kad užknis ropkė. Dėmesio dar kartelį, liko 5 minutės. 4, 3, 2, 1, 0. Kaip matau, didžioji dalis jau pabaigė. Tamsta, kad ir ką bedarote, sustokite ir patiekite savo patiekalą. Taigi, vyrai išsirikiuoja mėlynoje zonoje, jūs būsite mėlyna komanda, o moteris raudona komanda. Penki, 4, 3, 2, 1, 0. Taigi, vyrai išsirikiuoja mėlynoje zonoje, jūs būsite mėlyna komanda, o moteris raudona komanda. Tai galvojau, kad, ta prasme, neskirsti šiandien komandą, šiandieną kiekvienas už save ir kad bet kada paskirsti komandom, manau, kad mūsų komanda, yra stipresnė negu mergaičių. Dabar pažiūrėsime į jūsų kaip virėjų veidrodį. Žinote, firminiams patiekalams aš teikiu didelę svarbą. Nuo jų kokybės priklausys jūsų komandos likimas. Šiandien pirmą kartą raudonoji komanda varžysis su mėlynaja. Ir šiame iššūkyje nei viena komanda nenorėtų pralaimėti. Taigi, pradedam.
Ką aš čia matau? Matote itališką pastą. Pagal mane šiek tiek padaryta. Aš nelabai pratęs matyti iš tiesų žalius pomidorus lėkštai, bet aš paragausiu. Patiekalas net nevertas ragavimo. Dalyvių širdis daužosi smarkiau. Tampa aišku, klausant komentarų, lengva tikrai nebus. Dabar tamsta. Kasgi čia? Čia yra menkės užkandėlė su aštriu padaru. Tamsta gaunate 0. Deja taip pat. Mano patiekalas truputėlį, atleiskit, ilgai stovėjo. Čia turėjo būti truputėlį išvaizdos daugiau, bet... Iš ties labai sausa. Dabar tamsta. Makaronai su pievagrybiais ir šone. Galbūt aš paprašysiu jūsų paragauti. Jūs man pasakykit, ką galvojat. Ir tada atsižvelgdamas jūsų vertinimus, aš nuspręsiu ir man verta ragauti. Jums neverta. Man pirmoji užduotis nepavyko, nes aš persūdžiau ir tai, ką aš norėjau, nepadariau. Nu, tamstai už gerą idėją duodu vienetą. Tai megeta buvo. Kymanto ir Lauros patiekalai patenkinami. Jie gauna po 1 balą. Ir mano patiekalas yra makaronai su paviruškomis ir barvykais. Dabar paruošiau tokį sezoninį labiau patiekalą, lašišos kepsnį. Lašiša pakankamai neperkepta, kas reta Lietuvoje šiais laikais. Deja, kaip jau supratote, aš jums duosiu 0. O tamstai duosiu 1. Tarp vyrų ir moterų komandų balų sumos dramatiškai susilygina. Tomas ir Vida be ypatingų pastabų gauna po 1 balą. Ir jūsų patiekalas? Yra apkepta kiaurienos nugarinė, paskui troškinta grietinėlės voveraičių padaže su virtom šparaginiam pupelėm. Koks minimalizmas. Aš būsiu priverstas išspjauti, nes principe tiesiog stebėtinas kartono skonį. Ir jūsų patiekalas? Lašiša su karamelizuotais vaisiais ir jogurtinio šalavijų mėtų padažu. Net nežinau, ką čia galėčiau pakabinti iš viso to. Pradėčiau nuo padažo. Pradėčiau nuo padažo, supratau. Ar jūs, principė, nuskutat savo lašišą? Artūro žvinų ir Andželikos kartono skonio vis dar lygiosios. Aš įsiblaškiau ir nežinau, kodėl aš nenuskutau to žuvies. Pirmą, kad gyvenime taip pasitaikė. Per daug susinervinęs, per daug gal, kaip ir man, pirmoji užduotys, stresas kažkoksai ir įsiblaškiau ir tiesiog nežinau. Šitą gal aš neragausiu, nes jis kažkaip nevalgomas. Kągi, tamsta? Antienos filė su polenta, bruknėmis ir pomidorais. Jūs ta prasme suvalgėt ir iškakojat man į lėkštę. Kuri čia iš jų yra antienos? Ai, jo, čia matosi tokia kaip ir prilipo prie proceso metu. Aš galbūt net nesivarginsiu ragauti. Būsiu priverstas duoti tamstai 0 ir dėja, tamstai net neragaudamas 0. Ar jūs suprantate, kad kiekvieno iš jūsų rankose yra jūsų komandos likimas? Viskas priklauso nuo paskutinio patiekalo.
Nu, pradėkime nuo tos pusės, kad ir jūs pamiršote. Nuskusti savo lašišą, o mes žvynų nevalgom. Apgailestaudamas ir atsiprašydamas visų moterų, aš turiu pranešti, kad nugalėjo mėlynoji komanda. Dabar pralaimėjusiųjų laukia užduotis. Neįtikėtina, kad gamindami tokį vidutinį ir paprastą patiekalą, jūs sugebėjot priteršti virtuvę ir palikti tokią betvarkę. Jūsų užduotis – išvalyti virtuvę. Mėlynoji komanda, sveikinu, jūs laimėjote. Šiandien jūsų kaip laimėtojų laukia prizas. Šiandien pirmą ir paskutinį kartą valgysite restorane, kuriame patys ir dirbsite. O po visko jūsų laukia maudynės. Norėčiau jums pristatyti savo asistentus. Čia yra Tomas. Tomas bus su mėlynaja komanda, o čia yra Ronaldas. Ronaldas bus su raudonąja komanda. Jie yra mano akis ir ausis. Todėl galvokite ir būkite atsargus ir atsakingi. Ronaldai, Tomai, palydėkite dalyvius jų kambarį. Galvoju, kad eisiu toli. Galvoju, kad ištaisysiu savo klaidą ir parodysiu gerbiamam šefui, kad nesu toks nevykęs, įsiblaškęs, kaip jisai iš pirmo žvilgsnio susidarė gal savo nuomonę tokį. Mes turim savo kambarį. Kas dviguliai lovai? Raudonoji moterų ir mėlynoji vyrų komandos pirmą kartą įžengė į realybės šou Pragaro virtuvė gyvenamąsias patalpas. Sakiau, kad bus šitas. Čia juos pasitinka keli pirmieji siurprizai. Sudėtos Pragaro virtuvės uniformos. Tai ne. Laura, va mano. Kiek graži uniforma. Aš dabar taip laukiu to momento, kada jūs šitas karas susidėsite. Prisimyšiu kelnes. Eik, žvynė. Ir Pragaro virtuvės restorano rytdienos meniu, kur surašyti patiekalai ir jų ingredientai. Ar virėjai atkreips reikiamą dėmesį į meniu? Ar jie pasiruoš rytdienos darbų išsiaiškinę, ką reikės gaminti? Jeigu ne, tokia galima klaida būtų neatleistina. Bet kaip bus iš tiesų, rytdiena parodys. Pirmą lašišą iškart man, nes reikia ištaisyti savo klaidas. Čia yra siaubekas, čia yra virtuvė. Čia yra... Mergaitės, matot? Pažiūrėkit. Opa, eina. Kaip mergaitės sekasi tvarkytis? Ten tą sodą biškį prasvalyk. Pažiūrėkit, ten dar liko šiukšlė biškė. Ane? Gerai čia. Tai gero darbo? Prastok ten biškį. Sveikinu. Iškvietėte pirmą dieną viešbučiuje Europa Royal druskininkai. Bet tai tik pirma diena. Pakelkime po šampano taurę. Linkiu Pragaro virtuvėje degti iki galo. Bet ar jūs matot, kas kepia, kas tvarko? Netrukus vyrams netikėtai į restoraną įžengs pats Pragaro virtuvės šefas Liutauras. Aš jai vaduodami jo šluostą, nežinau, kaip tu jas dedi. Gal bus sunku, bet kadangi va taip biškai prasibendravau, galvoju gerai, kolektyvas viskas tvarkoja, gal komandai pavyks dirbti, bet kaip jie mane priims, jeigu aš stengsiuosi padaryti gerai, bet aš būsiu lėta, kaip jie tai reaguos, bet buvo tokia mintis, bet gal kažkaip, vis tiek mes bendraujam, gal kažkaip tas visas susidirbs. Tai už jūsų pergalę. Ačiū. Ir tikėkime, kad ir
Sekantis vakarai pameš sėkmę. Na, bet mes pasižiūrėsim iš tiesų. Aš gimtybė nesu už jūs. Palaikas visuomenės. Aš esu ne už jūs, ne už moterišką komandą. Aš tiesiog esu tam, kad jūsų gyvenimą taip padaryti pragarą. Būkim realistai, jisai yra savo srities profas. Tai mano žiniomis skaitytomis vienintelis žmogus baigęs, jeigu aš neklystu, Gordon Blue mokyklą, kuri yra pasaulyje, ne kiekvienas, ją daug kas nori baigti, bet ten netgi nepapuola tas, kas nori. Tai apie ką aš turiu kalbėti? Jisai savo srities profas, tai jisai man yra, sakykime, šitos srities vienas iš dievukų. Aš to būtent palinkėsiu skanaus, jūs bendraukit. Ačiū, kad aplankiai. Iki pasimatymo. Rytoj jumis pradžiui pasirūpins mano padėjai, o po to jau susitiksime mes. Iki pasimatymo. Panos, dirbam ir prisiminkime, kad mes dažnai ten turėsim dirbti. Tai štai. Turim per daug laiko matyti kiekvieną kartą. Ne, bus maloniau žiūrėti per langą, žinai, ir sėdėti čia už lango. Kažkaip tai, nežinau, finale matau du vyrus. Prasme, nematau iš tikrųjų moterų finale. Aš pavyzdžiui, jie per klaidą laimėjo. Kokias nebūtų vis tiek užvargai. Taip, merginas, prašau dėmesio. Turiu jums linkėjimų nuo šefo. Prašom prieiti. Kadangi berniukai skaniai vakarieniavo, kaip matėt, štai ir jūsų šventinė vakarienė. Tas toks laukimas ir tvarkymosi ir vien tik tas vaizdas, kad vyrai atsipalaidavę sėdi, nors mes žinom, kad galėjom būti jų vietoj. Jo, mes galėjom būti jų vietoj patys, tai pačios. Dabar pas mane realiai yra tokia mintis, kad labai daug reikš, kaip kas susidaroja su įtampa, su darbo įtampa. Jie verkia vyrai, jie verkia tyliai, supranta vyrai, be meilės žus, miegokit ramios, neįveikiamos damos, jei verkia vyrai, reiškia karo nebus. Vyrai, kaip ir galima buvo tikėtis, maudynių turbūt neužbaigs iki paryčių, o moteris vos palietusios lovas užmigo akimirksniu. Taip lauktas saldus poilsis. Tačiau čia pragaro virtuvė ir čia negalima, o tiesiog reikia tikėtis visko. 2 valanda nakties. Moterų apartamentuose sirena. Dalyviai žino, tai pragaro virtuvės sirena, kuri kuo skubiau kviečia į darbo vietą. Lauke raudonosios komandos laukia pragaro virtuvės šefo padėjėjas Ronaldas. Tai galvoju, taip lengvai išsisuksit šį vakarą? Negalvojam. Negalvoju. Tai jūsų bausmė tęsiasi, prašom susikrauti prekes rytoj servisai. Viską susinešam virtuvę, šaldytuvus per pusę valandos. Prašom. Paneši, imkit dviesi.
Brėkšta rytinė saulė virš pragaro virtuvės. Ką jie atneš? Vieniems galbūt sėkmę, o kitiems skaudų nusivylimą. Šiandien pragaro virtuvės restoranas bus iškilmingai atidarytas. Laukia pirmoji karšta darbo diena pragaro virtuvėje, o jos pabaigoje visi pragaros virtuvės virėjai stos prieš virtuvės šefą. Ugnis čia dar karštesnis, nes čia lauks pirmasis išlikimo vakaras. Šios dienos darbas parodys, kuris iš pragaro virtuvės dalyvių yra silpnoji grandis ir kuriam iš jų pirmajam bus lemta palikti prieštaringai realybės šou pragaro virtuvė. Yra nerimas viduje. Vis tiek noris, kad būtų gerai, o gali būti... Netrukus prasidės svarbiausia diena pragaro virtuvėje. Ir mano padėjėjas Tomas jums išdalins virtuvinius peilius. Saugokite jį lyg kareivį šautuvą. Tai yra puikus virtuviniai šefo peiliai cvilik. Peilio pametimas arba sugadinimas yra tolygus pašalinimui iš pragaro virtuvės. Ar supratote? Taip. Taigi netrukus atidarysime pragaro virtuvę. Aš tikiuosi, kad jūs visi prisimenat, ką šiandien mes gaminsim. Taip, šef. Artūrai? Pirmą lašišą iškart man, nes reikia ištaisyti savo klaidas. Išvardyk man šiandien vakaro patiekalas. Frizė salotos su šoninė, lašiša, rizota, panakota ir... fondantas. Raudonoji komanda. Andželika, norėčiau išgirsti iš tavęs, ką mes šiandien gaminsim. Frizės salotos su šoninė ir virto kiaušiniu. Marškinėlius. Artūrai, Andželika, o dabar einat pas save į kambarius ir kol neišmokstat meniu, laukiu jūs už 10 minučių. Ir per tą laiką aš norėčiau išgirsti tiksliai ir konkrečiai, ką mes gaminam. Man netinka tai. Kas per frizė salotos su šoninė? Atleiskit, ten tik tai šoninė? Pirmasis smūgis, o darbas dar nė neprasidėjo. Ir tai tik palyginus tyla prieš audrą. Prieš tokią audrą, kuri nuneš bet kokius bent mažiausius įsivaizdavimus, kad gali būti vienas iš geriausių. Griaustinio pirmas smūgis trenktas, o nieko neįtariantys pragaro virtuvės klientai užsisakinėja iš ypatingojo pragaro virtuvės meniu. Aš tai norėčiau šokoladų su... šokoladinį. Desertas su avietėm lėšų. Taigi aš skelbiu pragaro virtuvę atidarytą ir mes laukiame pirmųjų užsakymų, ar aišku? Taip! Raudonųjų ir mėlynųjų komandų nariai suskirstyti į postus virtuvėje. Darbas prasideda. Ir kaip ir įprasta virtuvėje, jie galėtų vieni kitiems padėti. Tačiau pragaro virtuvėje nebūtų pragaro, jeigu nemalonus netikėtumai. Pirmasis darbo sunkinimas, iš kurio komandos turės išsisukti. Ne? Taigi turi padėti. Jeigu neturi užsakymų, arba esi padarė. Galima, prasme, padėti komandai. Jūs neturi teisės padėti komandai, stovite atsistojus ten, kur aš jūs paskyriu, ar aišku? Taip, šefe. Na taip, jis yra aukšti standartai. Ir tikiu, kad jis turi teisę to nusireikalauti. Taigi raudonoji komanda. 3 frizės salotos, 1 jautienos karpačio, 4 rizoto, ar aišku? Taip, šefe. Mėlynoji komanda, 2 frizė, 2 karpačio, 2 rizoto, 2 lašišos, ar aišku, čia pirmas užsakymas. Tai nuskambėjo tik pirmieji užsakymai. Netrukus jų pasipila visas šūsnis. Tiek mėlynoji, tiek raudonoji komandos maišosi kliūna ir vis negali atiduoti pirmųjų užsakymų, o jų vis daugėja ir daugėja. Nešam, koja čia! Šakės mums, šakės. Jeigu manęs netenkina tokia kokybė, aš nesuprantu, kas čia per kiaušinis yra uždėtas. Ar tai yra panašu, kad tai yra kokybė? 1, 2, perdarom, greitai, man netinka kiaušinio.
Tai realiai aš 100% aš jau ryte sakiau, kad Silpniausias mums žmonės mus pastatė prie šaltų, jie visiškai nesudaroja savo darbo. Mes stovim, ta prasme, negalim padėti ir negalim jam padėti. Pradėkim nuo pradžios. Kodėl visi šitie gabalėliai, atsakykit man į klausimą, yra skirtingo dydžio? Kodėl vienas yra mažesnis, vienas yra didesnis? Kodėl aš matau kažkokius tai 4 gabalėlius kažkokių krutonų? Kur yra mano patiekalai, aš noriu sužinoti. Visa tai man visiškai netinka. Sakykit, kada bus patiekalai? Stengiuosi dar. Bet jau seniai laukia iš čia. Jau kiek galima. Beveik valanda. Nu, iš tikrųjų. Gerai, paprašysim. Ačiū. Dėkui. Artūrai, aš tau sakiau, gamini teisingai. Kur tavo kiaušiniai? Turiu taip psichą. Kiauras žmogus kažkas. Tegul susitvarko smegenis. Pas tavai yra pilna užsakymų, aš pagal jas matau ką. Šoninė, kas čia per kraustas, nesikeikiam. Aš šiaip nieko pasakydavau, ką aš jau galėčiau pasakyti. Ką jis manęs paklaustų kažko, jeigu jisai man kažką pasakytų, aš jau man gal pasakyčiau. Ne virtuvėje. Virtuvėje taip, jis mano gal šefas. Negaliu aš neatsikirtinėti nieko. Dėmesio, mes jau 25 minutės kaip atidaryti ir dar netidavę nei vienos šou, atiduokit nors ką nors. Žinai, kaip būna, pažiūrėjau, tu nervuojasi ir ten kažkas aizau, ten kažkas negero ir taip toliau ir tau čia kaip ant gomo ir kažkas gultų, kad tu negali nieko padaryti. Jūs ką negavot užsirašymui salotų? Buvo salotų pripirkta tiek, kad čia mes galėjom pridaryti kaip minimum. Kur salotos yra? Kodėl neužuostos tos salotos yra? Kurioje vietoje yra salotos? Salotos yra grindų, buvo išmestos prie... Sakiau, taip? Tiesiog traukiau salotas iš šaldytuvo, norėdama pradėti gamintis patiekalą. Ir jis tiesiog mane slydo ir didžiąją dalis salotų tiesiog atsidūrė ant grindų. Tai kiek išmetei tu tų salotų? Tu negalėjai, tu jas visas išmetei. Man iškrito iš rankų. Tai yra neatliktas darbas taip, kaip jis turėtų atliktas ir reikia būtent dėl pačio to atliekamo darbo, neatliktos jos kokybės. Ką tu darei čia, Andželika, visą tą laiką atsistoji? Tu gadini, kiaušinius. Tu per visą tą laiką, per tas visas pusvalandį, tu nesugebi pagaminti tik tai 4 kiaušinių. Ir tau negėda? Tu save vadini kom? Virėja, kokia tu virėja? Tu ne virėja, tu šlavėja galbūt. Tai šefas jai sakė pastabas, jinai taip, man atrodo, ganėtinai lengvabūdiškai jas priiminėjo, dėl ko skrido šiukšliadėžė. Tai galbūt eik ir aš tau tuoj padėsiu. Paimk ir pašluo visas šitas grindis. Varai ir šluoji. Jeigu man tokia situacija, tai tą šiukšlinę ant galvos aš užmaučiau, mane išpirčiau ant grindų. Pasimetimas apėmė visus be išimties. Komandose net nebeliko lyderių, kurie galėtų situaciją bent kažkiek suvaldyti. Vienintelis beliko klausimas, kurie iš blogiausių šiandien bus labiau blogesni. Iš tikrųjų sugadintas vakaras. Pavalgėm. Galų tai visai negavau. Nu, iš tikrųjų, jūs pasižiūrėkit, kas tai yra. Pasižiūrėkit, čia yra kiaušinis, tai yra žalias. Kas išplovė voveraitę? Aš plovė. Kas buvo pasakyta daryti su voveraitėm? Kiekvieną voveraitę paimti ir išvalyti, dėl to, kad grybas yra kempinė, jisai geria vandenį ir jo neįmanoma po to iškepti. Taip, kad tu šiandien esi, Robertai, dar vienas iš herojų prisidėjęs prie to, kad mes dabar turim uždaryti šitą virtuvę. Ir aš oficialiai skelbiu, kad Pragaro virtuvė yra uždaryta. Klientai nebeiškenčia, jie palieka Pragaro virtuvės restoraną.
visiškas fiasko, kurio ypatingai iš turbūt galima sakyti taip vadinamų virtuvės profesionalų niekas negalėjo tikėtis. Viskas. Pragaro virtuvės atidarimo diena vos po 1,5 valandos baigėsi uždarimu. Iš principo norėčiau pastebėti, kad šiai dienai iš blogiausių esat jūs, moterų komanda, kadangi jūs nepadarėte iš vis nieko teisingai. Nuo pačios pradžios jūs nesugebėjote atiduoti nei vieno patiekalo. Geriausia, tiksliau sakant, iš blogiausių tai yra Vida, kuri labai ramiai ir užtikrintai dirbo ir darė savo darbą. Todėl tau, Vida, mes šiandien suteiksim didelę garbę. Šiandien tu išrinksi 2, kurie stos prieš mane ir vienas iš tų atsistojusių prieš mane iškeliaus namo. Taip kad dabar visi keliaukit pas save ir pamastykit. Blogiausias dalykas yra tas, kad tu bent jau būtum nesišypsojusi, kai šefas tau pasakė, kad tu šypsais ir aš tikrai tave pažiūrėjau ir tau ėmė juokas. Va tas buvo žiauriausia ir dėl to tu gavai ir tą šiukšlinę ir tą protrūkį nervų, nes, šiaip tikrai ne kiekvienas gali atlaikyti, o plus jis turi teisę taip ir supykti. Vida pirmoji iš Pragaro virtuvės dalyvių, kuriai atiteko sunkiausias vaidmuo šį vakarą. Ji netrukus turės ištarti vardus tų moterų, kurios stos ant karšto išlikimo tako priešais šefą Liutaurą. Mintis bėga. Vardai prieš akis. Laikas tarti žodį. Vida, ženk žingsnį į priekį. Atėjo laikas tau pasakyti, kuriuos du dalyvius nusprendei pašalinti iš laidos. Andželika ir Ugnė. Kodėl? Andželika todėl, kad meniu nežinojo, o Ugnė, aš manau, kad jinai yra silpnoji grandis ir jai aš matau, kad sunku. Ugnė, Andželika, aš jūs norėčiau matyti priešais save. Šities tai labai sunkus pasirinkimas, nes ne viena iš jūsų tikrai nepateisina mano lūkesčių. Andželika? Taip, šefe. Aš manau, tu gali grįžti atgal ir atsistoti su visais kitais. Dėkui, šefe. Ugnė, šiandien tu buvai pilka pelytė. Ir čia ne vieta kažko išmokti. Čia vieta yra įrodyti, kad esi geresnis. Mokytis reikėjo anksčiau. Deja, bet tu turi palikti šią laidą. Nusivilk savo švarką ir atiduok. Šis vakaras buvo siaubinga tragedija. Jūs pavedėt mane, jūs pavedėt visus tuos, kurie šiandien atėjo pas mus tikėdamėsi, kad juos aptarnausime ir pateiksime jiems maistą, kurio jie yra verti. Bet aš jums visiems padarysiu paslaugą. Aš pamiršiu, kas buvo šiandien ir rytoj mes kartu pradėsime iš naujo. O dabar dinkit man visi iš akių, nes aš daugiau nebegaliu jūsų matyti. Jūs esate krūva nevykėliai. Jeigu jau reikėtų kažkokio slapto balsavimo, visi stengtųsi pašalinti tą, kuris galvoja, kad tai yra didžiausias jam priešininkas. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jeigu būtų koks nors balsavimas dėl manęs ir Andželikos, dėl mūsų dviejų išmetimo, tai aš manau, kad komanda būtų išbalsavusi Andželiką vien dėl to, kad jinai tiesiog yra stipresnė.
Tokios buvo pirmosios dienos pragaro virtuvėje. Ir tai pabrėžiame tik pirmosios dienos. Kas dalyvių laukia vėliau, net sunku spėlioti. Čia ne tik psichologinis spaudimas, bet ir fizinis išsekimas, nuovargis, liūdesys ir jau atsirandanti paranoja. Čia pragaro virtuvė, kurioje karštis kaip į kūną įremta įkaitusi geležis. Pragaro virtuvė jau kitą pirmadienį po 8:25 vakare per Betelę.